Sveiki, mėlyjei kolegos. Šiandien mes esame prie Rygos ir važiuojame į miestą į 15 metų Stokholmo aukštosios ekonomikos mokyklos jubiliejų, kur pabandysim pakalbinti kelis įdomius žmonės, kad jie daugiau papasakotų apie šią mokyklą. So maybe introduce yourself. Okay, so I'm Anders Palsov, and in Lithuanian I think it's called Rektorius. So I'm the rector of the Stockholm School of Economics in Riga, and I've been so for 10 years actually. Yeah, so that's me. I'm Swedish, yeah. Okay, thank you. How many different kinds of studies do you offer in this university? Well, we offer the Bachelor of Science program in Business and Economics. At the main thing we have about 120 students coming every year, and then we have the Executive MBA, which is for a bit older people who have business experience, and there we have about 25 coming every year. So in total we have 400, in between 400 and 450 students at school. Mm-hmm. It's a very small university. Okay. How many students are studying here from Lithuania? About, in the bachelor program, about 25% every year, so about 30 coming from Lithuania every year, so around 100 Lithuanians here. What achievements this university have gained during 15 years? So in academics, I would say we have educated very good students, very good students in terms of getting interesting jobs after graduation, and also going to good universities in the United States or in England or other parts of Europe for further studies. So that is the main achievement, I would say. Why Stockholm High School of Economy have chosen Riga but not Vilnius or Tallinn? Okay, so if you take a look on the map, Riga is in the center. It's about 300 kilometers to Vilnius and 300 kilometers to Tallinn. So that's why we are here in the middle. It's because of population, or? Yeah, I think it's partly because it's the biggest city, but also because it's in the center of the three Baltic countries. So it's easy for students from Lithuania and from Tallinn to come here. I understood. Okay, as we know, our Lithuanian economy and Latvia economy are living not in the best times. Mm-hmm. So what do you think? Have students any chances to change the situation, or even to create another better model of economy? Oh yes, I think all students, they have ideas on how they will change the world, and there are many ways they can do better. And if I were to hope something, I hope more students, when they graduate, would go into government and be politicians. That would be quite nice. But they have new ideas, and you will see yourself that you will make Lithuania a better place. We'll try. Yeah. Okay, so thank you very much. Thanks. Nice seeing you here. Thank you. Tai Tomai, sakyk, kodėl pasirinkai, aš kiek girdėjau, tu esi iš Šiaulių, taip? Jo, taip, teisingai. Kodėl, sakyk, pasirinkai būtent Rygą? Na, iš tiesų, labai prasta, gera mokykla, gera atmosfera, paruošė gerus specialistus, o šiaip iš esmės tai yra mano antroji aukštoji mokykla, prieš tai studijavau Šiaulių universitete. Tai turint omeny kokia situacija ir kokia situacija darbo rinkoje, tai dabar labai negeras metas yra būti absolventų, bet labai geras metas būti studentų. O iš kur sužinojai apie būtent šitą universitetą? Gal iš tiesų pirmą kartą apie išgirdau kokiai 10 klasiai, tai čia tas buvo prieš 7 metus iš televizijos. Gravel vokalistas yra čia baigęs 2005 ar 2004 metais, tai turbūt pirmą kartą kažką užuominas tada išgirdau, teko pasidomėti, tiesiog matyti žmonės televizijų rimtose pozicijose, rimtose versluose, kurie dirba būtent šitos mokyklos, tad bet kokiu atveju, jeigu nori kažką tai tobulėti, iš tiesų renkiesi, kas yra geriausia, tai ir pasistengi. Išduok paslaptį, ką studijuoji pats čia? Angliškai pavadinimas būtų Bachelor in Science of Economics and Business, tai iš esmės būtų ekonomika ir verslas.
tokia dviguba. Tai yra vienintelė bakalauro studijų programa ir lygiai tokia pati yra magistro studijų programa. Tai iš esmės vienintelis dalykas ir studentų skaičius yra dėl to tik 400, nes 3 kursai. Ar gali būti tiesa, kad čia 30% visų studijuojančių yra lietuviai? Iš esmės panašiai, jo. Nes, 121 kursių, 32 lietuviai, panaši situacija visuose kituose kursuose. Tai jo, apie trečdalis visų yra lietuvaičiai. Ir sakyk, kokie ateities planai, ką ketini, pavyzdžiui, baigęs šitą savo dalyką, ką ketini veikti? Ar savo įmonės teiksi, ar kažkur bandysi čia Latvijoje darbintis, ar grįžti atgal į Lietuvą? Ne, idėja tai iš tiesų vis dėlto yra grįžti į Lietuvą. Labai ypatingo kažkokio tai gal noro ar svajonių darbo gal nėra pakol kas susiformavę, bet gal iš tiesų neatmečiau galimybės ir apie nuosavą verslą, nes yra pakankamai daug žmonių, kurie čia netgi studijų metu verslo laboratorijoje pabando sukurti savo verslą ir tikrai yra skaičių žmonių, kuriem tai pasisekė ir labai puikiai pragyvena ir daro pasaulį geresnį.